Labadiena, mėly Patreon kanalo žiūrovai. Aš Gydytas Vytautas Abraitis ir šiandien pakalbėsime šią gražią vasaros dieną apie nutukimą ir tam tikrus su mityba susijusius mitus ir medžiagų apykaita susijusius mitus, kurie yra labai populiarūs mūsų tokiame chuliganiškoj internetiniai erdvėj. Kalbėsime dviese, mano pašnekovas habilituotas mitybos mokslų daktaras, štai jisai. Taip, matot, pritarė viskam. Mano šukuosina panašiai Donaldo Trumpo dėl to, kad vėjas pučia, niekaip aš tų plaukų nepagaudau. Jo labiau, kad šiandien už kelių valandų jau susitiks oranžinis Donaldas ir dėdė Vova Aliaskoje, iš kurio mes labai laukiame gerų rezultatų, kad pagaliau baigtų tas prakeiktas žudynės žmonių ir kažkiek tai nurimtų pasaulis. Taigi, pirmiausia, pradėkime apie mitus. Lėtėjanti medžiagų apykaita su metais yra mitas. Šiek tiek buvo pastebėta, kol kas dar tokia, ir dirbtinis intelektas jums tą pasakys, kad maždaug nuo 60 arba tas intervalas kitur 65 metai šiek tiek sulėtėja medžiagų apykaita, bet tą paskaičiuoti praktiškai yra neįmanoma, tiesiog nėra komplekso kažkokio tai fermentų, elektrolitų, hormonų, kurių koncentracija kraujyje rodytų medžiagų apykaitos greitį. Netgi tokie pakankamai suprantami dalykai, kaip pavyzdžiui insulino kiekis kraujyje, taip. Insulinas tai nekeičia gliukozės molekulės struktūros, jis tik tai įleidžia, vaizdžiai kalbant, gliukozę į ląstelę. Tas įleidimas taip pat truputėlį kažkiek energijos, bet labai nežymiai užima, čia esmės tas nevaidina. Taip, tai insulino koncentracija to neprodo. Pavyzdžiui, yra kitas baltymas kreatinas, kuris iš citoplazmos ląstelės padeda transportuoti į mitochondriją, kur yra mūsų energetinė bazė, kur jau skyla gliukozė mitochondrijoje ir išsilaisvina energiją. Tai tas kreatinas taip pat yra išmatuojamas, bet tai irgi nėra rodiklis. Žodžiu, tai yra labai sunku ir iš esmės yra remiamasi sunaudoto kaloražo ir priaugto svorio ir išjudėto šitais visais bandymais. Ir paskutiniai straipsniai, kurie paneigia tą 60 metų sulėtėjimo teoriją, sako taip, kad žmogus sensta ne tik tai ten rauklės kažkokios formuojasi, arba kaip mano katytė, jinai tapo kažkokia dabar pasišiaušus, tokia kažkokia pastirus pasišiaušus, nors anksčiau kailiukas buvo labai glotnus, kažkokia plėskanuota vargšiukė, jinai yra močiutėlė. Tai žarnynas taip pat sensta ir žarnų gaureliai taip pat sensta ir mažėja jų rezorpcinis pajėgumas, ypatingai baltymų. Ir dėl to senam žmogui vystosi sarkopenija, baltymo reikia sąmoningai valgyti daugiau. Ir iš čia tas toks susidarius klaidinga nuomonė apie medžiagų apykaitos greitį. O kodėl žmogus su metais vis labiau linkęs tukti, ypatingai nuo 40-45 metų tas fenomenas pasireiškia? Dėl to, kad tiesiog lengvėja gyvenimas. Jaunystėje, kada yra vaikų auginimo metas, vaiką ant rankų atnešiot, oho, krūvis, mėly vyrai, padėkit moterim nešiot, nes kartais eina pora, mama neša vaiką, kažkaip sunku nežiūrėti. Ar ten tą vežimuką vežiot per dienų dienas, jeigu vaikas toks linkęs į vežimukizmą ir nemiega lovelėje, tai yra rimtas krūvis, užauga vaikai, žmogus pradeda daugiau uždirbti, jis nusiperka automobilį, mažiau vaikšto pėsčiomis ar ten grūdasi autobuse. Ir visos tos, jis daugiau valgo, skaniau valgo, visą tai sąlygoja žmogaus tukimą. Tai reikia truputėlį pakeisti savo gyvenimo įpročius, arba grįžti į jaunystės krūvį kažkaip bandyti išjudėti, arba truputėlį mažiau valgyti. Iš karto užbėgdamas įvykiam už akių pasakysiu, kad išjudėti kilogramus jau sukaupus visur yra žiauriai sunku. Praktiškai yra neįmanoma. 1 kilogramas tai yra 7500 maždaug, gali būti 7700. Čia dar irgi individualios yra savybė žmogaus. 1 kilogramas tai yra virš 7000 kilokalorijų. Įsivaizduokit, o bazinė kalorijų apykaita mūsų yra 1500 maždaug. Tai jeigu gulint kaip kuolui, taip ir tik tai miokardas, diafragma, ar ten žarnų peristaltika, ar kažkokie tai biocheminiai procesai kepenyse, tai 1 kilogramą nuo mūsų nuimtų tik tai per 5 dienas. Tai labai mažai. Kažkiek judėti reikia, bet turi būti kalorijų badas, bet kalorijų badas turi būti protingas. Tai bet išjudėti yra labai sunku. Tai vienas mitas, kad medžiagų apykaita nelėtėja.
kartu su metais. Aš kalbu apie sveikus žmonės, aišku, nekalbu apie hipertireotikus ar su metaboliniu sindromu gydomu ar negydomu. Aš apie tai nekalbu. Kalbu apie sveikus žmonės. Kitas mitas yra autofagija. Autofagija pati yra ne mitas, jinai egzistuoja, bet autofagija labai siejama su badu, su badavimu. Taip, tai yra rimtas fenomenas, aprašytas ir net Nobelio premija 16 metais yra skirta Osumi Japonui. Tai yra autofagija, dažniausiai kartais yra skirstama į mikro autofagiją ir makro. Mikro tai reiškia ta pati ląstelė suvalgo savo atidirbusius ir mirusius elementus. Makro tai kada mūsų baltieji kraujo kūneliai, leukocitai, suvalgo visą apoptotinę arba žuvusią ląstelę. Tai jeigu tai yra nuolatinis procesas, jis visada vyksta mūsų kūne nuo gimimo iki mirties, ne tik tai badaujant. Ir jeigu ji išsijungtų, toji autofagija, bent valandai, tai mes po metų, 2-3 išmirtumėm nuo įvairiausių vėžių, nes onkologinės ląstelės mūsų kūne susidaro nuolat. Kažkur skaičiau, kas kelios sekundės, tai nėra ten 100 000, 10 sekundžių. Ir mūsų imuninė sistema, tarytum saulėgrąžos, išrankioja tas visas vėžinės ląsteles ir mus apsaugo nuo onkologinių ligų, dėl ko imuniteto prislopimas yra labai pavojingas. Ir aš labai pykstu ant mūsų visų masinių informavimo priemonių, kurios tikrai sąmoningai pradžiai dėl to gėjaus ar ten kokio nelaimingo transvestito, po to dėl karantino kaukės, po to dėl karo kelia tokią nuolatinę įtampą. Tai tikrai, mėlyjeji, eidami pro šoną, jūs televizorių apspjaukit, o jo nežiūrėkit. Ir tai pritarė mano katinėlis, nežinau ar matote, bet jau šeriasi gyvūnas, tai kažkaip anksčiau taip šerdavosi 1-2 kart per metus, dabar šeriasi be sustojimo. Tai žodžiu, autofagija yra nuolatinis procesas. Yra gyvensenos veiksniai, kurie ją pagreitina ar palėtina. Tai badavimas, vienas iš tų pakankamai ilgas, jisai paūmina autofagiją, kur organizmas ima maitintis ir savų ląstelių elementais. Nors tai nėra tikrai pirmailis, yra gliukozė, glikogenas, po to jau eina prie baltymų. Mūsų pačio organizmo, jeigu ilgalaikis badavimas, kas veda prie raumenų masės kritimo, bet raumenų masė nenukrenta per dieną, 2 ar 3, tai yra ilgo badavimo pasekmė turi būti ir nedavalgymo. Tai mėlyjeji, žodžiu, 2 mitus paneigiau, dar porą yra eilėje, žiūriu jau 8 minutės, nenoriu užsikalbėti. Ir dabar, kad naudinga būtų informacija, pasimkite metrinę juostelę, ruletę, kaip norit vadinti, matavimo juostą, ir išsimatuokite savo taliją. Taip, atsistoja ramybės būsenai. Ir ką noriu pasakyti, kad pavyzdžiui, jeigu aukštas žmogus, tai pakankamai turi sverti daug, kad jau būtų, jo kūno masės indeksas būtų į nutukimo skalėje. O yra toks dalykas kaip visceralinis nutukimas. Tai jeigu vyrai išsimatavo daugiau kaip 1,2 m, o moteris išsimatavo daugiau kaip 88 cm, tai jau yra visceralinio nutukimo požymis. Jau tai gali būti. Aš nekalbu apie ypatingai ten apie Arvydą Sabonį ar kokį 1,20 m žmogų su chondrodisplazija. Tai yra tokiam, sakykime, vidutinio ūgio žmonėms. Ir tai yra pilvinio nutukimo žmonėms, kur kaip vienas vyras vaizdžiai save pavadino, aš kaip sako, obuolys prismaigstytas degtuku. Taip jisai pavadino savo plonas kojas ir rankas ir didelį pilvą. Tai toks vienas faktas. Kitas, nutukimo klasifikacija. Jums pasakysiu, man labai patiko, klasifikacijų yra labai įvairių, nuo 2 iki 9 etiologinių vienetų. Man labiausiai patiko 4. Tai yra mentalinis, endokrininis, stresinis ir etninis. Dabar trumpai apie kiekvieną. Etninio yra mažiausiai, bet prisiminkit, pavyzdžiui, japonų sumo imtynininkus, ten tokie stori vyrukai, raumeningi ir stori su tokiais juokingais odiniais stringais. Tai ten, jeigu tu sversi mažiau kaip 130, tai ten spriktų tave numuš ir nieko tu ten nepasieksi. Tai arba kažkur Afrikoje nuotakos ar jaunikiai patys geidžiamiausi yra labai stori, žmonės sąmoningai tukinasi. Tokių yra nedaug, tokių yra truputį virš procento. Toliau yra mentalinis, kada tiesiog žmogui trūksta proto.
Ir atkreipti dėmesį žmonės, kurie turi silpnaprotystę. Jauni žmonės ar vyresni, jie būna labai stori. Aš esu turėjęs ne vieną ar ne dvi Dauno sindromą sergančias pacientės, mamos atvesdavo ar socialinės darbuotojas, jos būdavo labai storos. Tiesiog žmogui neužtenka protelio jungtis į tą mąstymą apie teisingą mitybą, apie kažkokius tai nutukimo žalą ir žmogus jam skanu ir jisai valgo. Trečiasis endokrininis. Tai yra jau daugiau, tai jau yra tarp 5 ir 10% žmonių. Pavyzdžiui, policistinių kiaušidžių sindromas, taip, saikinga hiperandrogenija pas moterį, reiškia pas ją daugiau vyriško hormono. Vyriškas hormonas yra kaip anabolikas ir žmogui auga svoris. Arba, pavyzdžiui, hipotireozė, tai yra skydliaukės hormono trūkumas, bet ir šeriasi gyvūnas. O Jėzu. Oje. Tai sumažėjus skydliaukės hormonai, taip pat polinkis svorio augimui bus. Metabolinis sindromas, antinkščių funkcija. Ar ten, sakykime, kažkiek tai laiko pabuvus jau nutukusiam užsiveda ydingas ratas hiperinsulinizmo, taip pat ūmina visą tą dalyką. Ir ketvirta, tai yra stresinis nutukimas, kada valgymas vadinasi neriminis valgymas, obsesinis valgymas, stresinis valgymas, pavadinimų yra ne vienas. Tai yra iš esmės sveiki žmonės, kuriems nėra jokių tokių etninių, endokrinologinių ar mentalinių funkcijų, puikiai viską supranta, tiesiog žmogus kitaip nesusikauna su savo nerimu. Tai jau jūsų jau apspjautą televizorių per daug žiūri, ar ten skaito kažkokius tai neteisingus informacijos šaltinius ir gazuoja save įvairių nerimų, bet dar kartą pasikartosiu, kova su nerimu yra įvairi, žmonės rūko, geria, vartoja narkotikus. Įvairiai socialiai rizikingai elgesi, ten, ar sakykime, seksualiai vairuoja, ar ten judina koją, graužia nagus, taip pat ir valgo. Tai valgymas, vienas iš tokių formų, dar kaip čia pasakius, jau geriau tėvas ar mama storas, bet ne tai, kad iš streso ar nerimo nuėjo ir pasikorė kažkur, tai čia, žinot, žiūrėkime atlaidžiau. Labai lengva pasakyti, kad tu neėsk, negerk, ar nerūkyk, bet įgyvendinti yra gana sunku. Ir kas padėtų tai gyveninti pagal priežastingumą, tai kova su stresu čia yra labai toksai daugialypis, daugiakomponentis veiksmas. Tai yra fizinis krūvis, tai yra geras sportas, tai yra pirtis, tai yra veikla, draugai, džiaugsmai. Tai yra plačiausias rytis psichoterapija, kada ten labai stipriai sportuot, galbūt jums neužteks valios, o psichoterapeutas jisai jūs pasisodinęs ar pasiguldęs išsiaiškins tą traumuojantį momentą ir jūs nuo to išgelbės. Taigi, mėlyjei, apie konkrečias kalorijas ar mitybinės proporcijas, kaip valgant yra truputėlį lengviau pakelta tokį žudantį alkio jausmą, potraukį vienokiam kitokiam maistui, saldumynui ar taip toliau, pašnekėsim kitą kartą apie įdomias dietų formas, kuriuos garantuoju dar nesat girdėję, arba maisto rūšis, kurių nesat girdėję. O dabar, bandykim kažkaip tai savęs smarkiai nežudydami kautis su stresu ir būti sveiki ir laimingi. Iki.